Labas vakaras, sužinoti, kas rajone aktualiausia ir svarbiausia, kviečia krašto naujienos ir aš Akvilė Kupčinskaitė. Pirmiausia, trumpas anonsas. Kėdainiai liko be privačių mikroautobusų, atpigo šiluma, elektra ir dujos, Šlapaberžėje įtariama nusižudė moteris, kam užkliūna mieste stovinčios šiukšliadėžės, bei Naitiškiai surengė tradicinės linksmybės. Šalies čempionate varžėsi daugiau nei 100 žvejų. Kėdainiuose nebeliko privačių mikroautobusų. Ar tai nesukėlė papildomų rūpesčių keleiviams, aiškinosi reporteris Dmitrijus Kuprijanovas. Kone 2 dešimtmečius populiariausiais maršrutais vežiojo keleivius, nuo Liepos 4 dienos Kėdainiuose nebevažinės privatus maršrutiniai taksi. Vadinamosius privatininkų mikriukus pakeitė uždarosios akcinės bendrovės Ketbusas mikroautobusai. Savivaldybei nusprendus nepratęsti sutarties su privačiais vežėjais, visa keleivių pervežimo našta atiteko Ketbusai. Nuo šiol Ketbusas aptarnaus net 2 papildomus 7 ir 4 autobuso maršrutus. Taip pat priemiestinį maršrutą numeris 64, važiuojantį maršrutu autobusų stotis Daumantų kolektyviniai sodai. Autobusai važiuoja tokiu pačiu grafiku, kokiu važiuodavo privatininkai. Ką apie pirmasias pokyčių dienas mano viešuoju transportu keliaujantis asmenys? Ar tai jiems nesukelia papildomų problemų? Nevažinėjau aš dabar vasarą ir nevajaučiu. Tai jums žodžiu jokio skirtumo? Tai? Man jokio skirtumo. Tai jums ir nereikia? Ne, man nereikia. Tai jūs važinėjat su Autobusu, kuo geriausia. Ten įlipi dušna, ypač vasarą. Na, gerai taip. Nu ką, žinau, gal ir blogiau. Kodėl blogiau? Nes taip dideli tarpai. Tų autobusų dideli tarpai, tarp tos mikruškės kažkaip tai nuima tą žmonių srautą. Tai manote, kad dabar tas srautas bus tiesiog? Tai bus dar kažkiek tai blogiau. Aišku, čia tas laikas, bet būna, kad ir skubėti reikia. O sako, kad mikriukai paimdavo pagrindinius pinigus klientus. Jie daleiskim nuo autobusų ar ten nuo tų kažkiek tai savo pasidaro. Tai dabar Ketbusų liks daugiau pinigų? Na tai taip. Taigi, keleivių nuomonės kol kas išsiskiria, tačiau uždaroji akcinė bendrovė Ketbusas siekia, kad keleiviams būtų patogiau ir kelionės tikslą jie pasiektų greičiau. Gera žinia vartotojams, nuo Liepos atpigo šiluma, dujos ir elektra. Apie tai Lina Pranskevičiūtė. Nuo Liepos mėnesio net kelios geros žinios. ESO klientams elektros kaina mažėja apie 5% ir bus žemiausia per pastaruosius 3 metus. Lietuvos dujų tiekimo klientams dujos pinga 8–15%, o už šilumą ir karštą vandenį kraštiečiai mokės 3,2% mažiau nei birželį. Kaip į tai reaguoja kėdainiečiai? Ar jiems svarbus toks kainų pokytis? Aišku, svarbu. Kodėl? Dėl to, kad pigiau ir galbūt kažkiek tai sutaupysi, vienu žodžiu, namų veiklai kažkur tai. Nes dabar daug išleidžiam visur. Gal gerai. Tikite sutaupyti? Nu taip. O ar brangiai reikia mokėti už tokias paslaugas kaip šiluma, elektra? Brangiai. Brangiai. Centas procentų, sako, jeigu tai pigiau, tai džiaugiuosi. O ar ženklus tas toksai sumažinimas kainos keliais procentais? Kiekvienas sumažinimas mums daug ką reiškia, kaip sakyti. Gauna 200 eurų invalidumo pensiją, tai čia kiekvienas euras yra labai svarbu. Elektrą tai aš jau užsirašiau, kiek atpigs, o dujas dar nemačiau konkrečiai. Bet tai gerai, labai gerai. Tai ir taip jau dujos reikia pripažinti, kad atpigo 30 maždaug procentų. Kadangi pas mane apkūrenimas yra dujinis, tai aš labai gerai jaučiu. Mažesniu tarifu už šilumą, karštą vandenį, elektrą ir dujas galima bus mokėti rugpjūčio mėnesį, nes tada bus mokama už Liepą suteiktas paslaugas. Šį mėnesį dar mokėsime senomis kainomis. Šlapaberžėje skaudi nelaimė, kaip įtariama savo norų iš gyvenimo pasitraukė moteris. Plačiau Dmitrijus Kuprijanovas. Sekmadienio pavakarę Kėdainių socialinės globos namuose esančiuose Šlapaberžės kaime įvyko skaudi nelaimė. Apie 18:30 žuvo 40-metė šių globos namų gyventoja.
Pirminiais duomenimis moteris tokią lemtį pasirinko pati ir iššoko iš 4-ajame aukšte esančio kambario. Visi kiti socialinės globos namų gyventojai tuo metu valgė vakarienę. Kėdainių socialinės globos namų direktoriaus įsakymu yra sudaryta komisija šiam įvykiui ištirti. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija imsis veiksmų, gavusi daugiau oficialios informacijos. Šis įvykis itin sukrėtė visą įstaigos bendruomenę. Mes labai išgyvenam šią mūsų nelaimę, kuri įvyko mūsų globos namuose, tačiau apie tai komentuoti plačiau tikrai negalėčiau, nes šiuo metu vyksta vidinis tyrimas ir tik pasibaigus vidiniam tyrimui bus galima teikti kažkokią tai informaciją. Tyrimą vykdome mes, vidinį tyrimą mano įsakymu jis vyksta, tiesiog aiškinamės, ar nebuvo pažeistos kažkokios vidaus tvarkos, taisyklės, ar tikrai buvo darbuotojų viskas padaryta. Aiškinamės, kodėl toks įvykis atsitiko, ar galima buvo jam užbėgti už akių, ar galima. Žodžiu, ieškome priežasčių, kad ateityje išvengti tokių įvykių, jeigu dar galima tokių aplamai išvengti. Įvykus tragedijai apie tai nedelsiant buvo informuotas bendrasis pagalbos centras. Į įvykio vietą atskubėjo 2 policijos pareigūnų bei medikų ekipažai. Medikai dar bandė gaivinti moterį, tačiau jos gyvybė užgeso. Moteris bus laidojama Kauno rajone. Laidotuvėmis pasirūpins jos seserys. Mieste stovinčios šiukšliadėžės vis kažkam užkliūva. Jos nusukamos ir pastatomos šalia, kai kurios netgi išverčiamos ant žemės. Policija įspėja, kad už tokį elgesį galima gauti baudą ar administracinį areštą. Įdomu, ką pamanytų miesto svečiai pamatę tokius vaizdus. Ar jie apie Kėdainius susidarytų gerą įspūdį? Vargu, juolab, kad panašių vaizdų galima pamatyti vos ne po kiekvieno savaitgalio ir ne vienoje miesto vietoje. Šį kartą šiukšliadėžės buvo nusuktos 5 autobusų stotelėse. Kai kur šiukšlės buvo išverstos. Kėdainiečius tokia betvarkė papiktino. Nenormalūs žmonės tik tai daro. Ką daugiau gali daryti? Protingas niekada nepadarys tokių dalykų. Kaip manote, kas taip elgiasi? Benamiai. Per konteinerius, kurie eina, ten ieško bonkių dušių, tai ką nors tokių randa ir ieško. Ar dažnai tenka matyti tokį vaizdą? Tokio dar nemačiau čia. Prie mūsų konteinerio to dažnai būna taip. Ten viską ištraukta ir išmesta ir... O čia tai pirmą kartą taip matau. Jūs kaip kėdainietė, tai erzina toks vaizdas? Kam patogu būtų sėdėti dabar prie šiukšlyno autobusą laukia ar ką žmonės. Nemalonu. Šiukšliadėžių vartymas ir miesto šiukšlinimas prilygsta nedideliam chuliganizmui. Taip besielgiantis asmenys gali būti nubausti bauda nuo 28 iki 86 eurų arba administracinių areštų iki 30 parų. Kitos naujienos. Beinaičiuose 13 kartą vyko tradicinė vasaros šventė. Linksmybėse dalyvavo reporterė Justina Šveikytė. Visame rajone savo vieningumu garsėjantis Beinaičių gyventojai savaitgalį jau 13 kartą rinkosi pasimėgauti vasaros džiaugsmais. Čia vyko kasmetinė kaimo šventė po atviru dangumi. Beinaitiškiai 13-oje tradicinėje kaimo šventėje ne tik klausėsi žinoma Lietuvos atlikėjo Arvydo Vilčinsko dainų, bet ir stebėjo kaimo kapelos iš Kauno pasirodymą bei jaunųjų rajono gyventojų šokius. Beinaičių kaimo bendruomenės pirmininkė Rita Lankelienė džiaugiasi ne tik be nesklandumų praėjusią šventę, bet ir kaimo gyventojų vieningumu. Ar daug renkasi žmonių, ar jie nori po visų žemės ūkio darbų visgi susirinkti kartu ir pailsėti? Pas mus Beinaičiuose renkasi tikrai daug žmonių ir atvažiuoja daug svečių, kažkodėl myli mūsų parkelį. Nes stengiamės, labai jų laukiam visą laiką ir žmonės renkasi, galit pakalbinti ir paklausti. Labai aktyvūs žmonės, labai noriai padeda, malonu ir šventės organizuoti. Skaitykit, buvo įdarbinta pusė kaimo. Kas pynė vainiką, kas nešė suolus, kas tvarkė parką ir kas kepė, kas virė, tai sakau, pusė kaimo beveik dirba. Visi labai klauso, nežinau kodėl, bet ar jie paklusnus, ar manęs bijo, nežinau. Pasidalinkit paslaptim, kaip pavyksta kaimui būti tokiam vieningam, aktyviam, juk didesni kaimai ir tai nebūna tokie aktyvūs. Aš nežinau, nuo ko čia priklauso. Pašnekam gražiai ir tikrai susikalbam. O gal papuolė, kad Beinaičiuose gyvena labai geri žmonės? Aš manau, kad patys geriausi Kėdainių rajone. Nors beinaitiškiai renkasi įvairiomis progomis, visgi daugiausia žmonių sutraukia vasaros šventę. Tai smagiausia šventė, daugiausia susirenka vietinių, privažiuoja svečių,
yra su kuo pabendrauti, todėl stengiamės visą laiką dalyvauti. Kaip manot, kodėl būtent vasaros šventė sutraukia tiek daug žmonių? Aš skaitau, vasarą tai vis tiek yra geras oras, gražu gamtoj pasibūti, mūsų parkelis labai gražus. Čia nuo senų laikų išpuoselėtas, tai todėl žmonės įtraukia, skaitau, gamta. Ar visi kaimo žmonės ateina? Nenorėčiau pasakyti, kad visi yra tokių, kurie ir ignoruoja tas šventės, bet tai aš skaitau, kad jie patys savo kenkia, čia niekam negali pakenkti, jeigu jie neina į šventę, kur už dyką vyksta koncertai, linksmybės. Aš skaitau žmogus, kuris nedalyvauja savo kaimo šventėje, tai jis ir nėra tikras kaimo ir toks, kaip sakoma, patriotas. Bublių tvenkinyje kaip ir kasmet surengtas vienas iš Lietuvos dugninės meškerės čempionato etapų. Žuvis iš vandens traukia 55 vyrai ir 1 moteris. Aristavos pašonėje esantis Bublių tvenkinys kasmet privilioja ne tik rajono, bet ir geriausius Respublikos žvejus. Šį kartą jie varžėsi Lietuvos dugninės meškerės čempionato 2 etape. Žvejai prie vandens telkinio praleido net 2 dienas. Žuvims gaudyti buvo skirta po 5 valandas. Pirmąją dieną žuvis teko vilioti kaitinant daugiau nei 30 laipsnių karščiui. Kas kimba? Kas maži karšiukai. Ar sunku privilioti žuvį, kai taip karšta? Kol kas nelabai, bet laikas parodys. Čempionate dalyvavo ir dar vienas mūsų kraštietis Albinas Astrauskas. Jis irgi traukė vieną žuvį po kitos. Į žvejybą nespjauna ir moteris. Šį kartą Lietuvos dugninės meškerės čempionato 2 etape kartu su 55 vyrais varžėsi ir 1 moteris. Klaipėdietė Agnė tvirtino, kad žvejyba jai tapo neatsiejama gyvenimo dalimi. Tai hobis tiesiog, nežinau, hobis, darbas, viskas viename. Nesudėtinga su vyrais varžyti? Sudėtinga. Gal turit kažkokį moteriškų gudrybių, kaip tą žuvį privilioti? Nežinau, nelabai. Kruopštumas gal. Lietuvos dugninės meškerės čempionatas susideda iš 4 etapų. Juose geriausiai pasirodę žvejai patenka į šalies rinktinę ir važiuoja į pasaulio čempionatą. Jame jau ne kartą šalies garbę gynęs Paulius Korsakas džiaugiasi, kad ir šį kartą žvejyba vyksta sklandžiai. Kimba visokie nedideli karšiukai, kojas, nestambi žuvis, bet jos pakankamai daug, taip kad sportui to reikia. Sportui nereikia tų tokių reikia daug ir mažų techniką lavinti. O dažnai varžybose tenka dalyvauti? Tenka dalyvauti ir Lietuvoje, ir pasaulio čempionatuose, ir užsienį, taip. Kokiais laurais galit pasigirti? Kol kas labai stebuklingais negaliu, aišku, komandinio mes turim Lietuvoje pastoviai 1 vietą, o šiaip užsienį mums dar reikia dirbti ir dirbti. Šiemet iš 28 pasaulio šalių buvom 16. Varžybose labiau patirties reikia ar sėkmės? Varžybose reikia technikos, patirties privalomai, o sėkmė labai lėtai aplanko. Susumavus 2 dienų rezultatus paaiškėjo, kad daugiausiai žuvies šį kartą sužvejojo komanda Žvejo tribūna. Asmeninėje įskaitoje nugalėjo Martynas Mikelionis. Didžiausią laimikį beveik 3 kg svėrusi starkį sugavo Valdas Tichomolovas. Vienintelė varžybose dalyvavusi moteris Agnė Luotė tarp 56 dalyvių užėmė 10 vietą. Tiek naujienų šį vakarą. Dėkojame, kad žiūrėjote turiningos valstybės dienos ryt. Kitos krašto naujienos ketvirtadienį Liepos 7-ąją. Likite sveiki. Laidos krašto naujienos partneriai – akcinė bendrovė Krekenavos agrofirma, uždrauja akcinė bendrovė Kėdainių konservų fabrikas, uždrauja akcinė bendrovė Vikeda gaminanti D2 ledus ir uždrauja akcinė bendrovė Sibena valdanti parduotuvių tinklą Agurkėlis.